Sveikučiai. Dar. Gerai. Taip, žiūrim greitai. Gerai, radau šitą. Nepatikėsit, šiandien su nuotykiais dideliais visokiais, ramiai ruošiausi, paskui staiga pasidarė susijaukė diena ir pasidarė nieks neramu. ir gerai, viskas, garsas yra ir tikiuosi, kad ir jūs esat. Buvau pasipasakosiu, truputį pasiguosiu, kodėl aš čia pavėlavau tas 18 minučių. Mačiau 7 valandą, pamačiau, kad aš nesuspėsiu, man reikia staigiai nulėkti čia vieną vietą, nes rytoj mes irgi ruošiamės į visokiom akcijom, atrakcijom. Žmona turi vieną edukaciją, žulių, visokiausių arbatų, manęs paprašė, reiškia, vynų edukacijos, mes to užsiimam kartais, nes domimės tais dalykais ir labai faina. Žmona daugiau užsiima augalais visokiais, žolytėm ten, prieskoniais, hidrolatai, visokiausi antpilai, užpilai, gvazdikėliai, jo bičių pikis, kas ten dar yra, sirupus verda jinai. Tokie žolių, labai fainų dalykų, labai fainų tokių produktų turim. Beje, kai kurie iš jūsų įsigijote savo dovanom, šventėm, kitiems žmonėms padovanoti, savo padovanoti, tai labai džiaugiamės, kad palaikot mus. Aš daugiau actas, daugiau vynas, man tie dalykai patinka, jo, ir žmonės užsako edukacijas. Tai mums reikia pasiruošti. Taip staigiai reikėjo čia staigiai nulėkti, parlėkti, galvoju, 7 valandos, galvoju, padarysiu aš jum įrašą. Padarysiu įrašą ir atsakysiu visus 4 klausimus. Ir padariau įrašą ir atsakiau į 4 klausimus. Ir pradėjau kelinėti, galvoju, čia jums jau reikia kelti, jau įkelsiu ir važiuosiu, neskubėdamas ramiai. Kai pamačiau, ką aš ten padariau, 4 valandas, visą valandą laiko, dabar tai trumpinsiu, nes jau nebepadarysiu tokio paties, žinot. Tai valandą laiko aš jums atsakiau visus klausimus, viską gražiai. Ir kompiuteris išsaugojo audio variantą ir video. Tai video variantas iš viską laikuma, o audio irgi ten pusės trūksta. Aš jums įdėjau. Galite pažiūrėti, kad nemeluoju ir kad tikrai valandą laiko buvo atkalbėta, kad tikrai įdėjau darbo. Ir žinot, kaip būna, kai tu atiduodi širdį, kai tu pasakoji, kai tu visą save. Ir paskui antras jį pakartoti jau yra sunku. Bet pabandysim susikaupti, pabandysim tą pačią emociją jums perduoti, kad būtų įdomu. Dabar yra po 9:20, valandėlės gal nereikės, aš pasitengsiu trumpai. Ten pasidalinau naujomis idėjomis, naujais produktais, vis labai džiaugiausi. Ir dabar pabandysiu tą patį pakartot. Prie tų klausimų labai greitai perėsim. Svarbiausia, aš ten net ir piešinukus paruošęs buvau, į kamerą rodžiau, žinai. Jeigu prisiminsiu, dabar parodysiu. Gerai. Žodžiu, nesąmonė gavosi, chebra. Oi, dabar lėkiau, tamsu, lyja, slidu, košmaras, bet viskas tvarkoja, baigėsi gerai, laimingai, visi namuose. O aš esu žmogus, kad negaliu pavesti, turi kažkas atsitikti tokio baisaus ypatingai, ne tai, kad baisaus, bet ypatingai kažkas tokio, kad negalėčiau ir nepadaryčiau, tada negerai jaučiuosi, tada atsiprašinėjau 10 000 kartų. Ačiū Jūratei, kuri mane palaikė, visi kiti solidariai galvoja, ir dabar viens ir kapstykis, žinot kaip būna, lietuviškas toks bruožas. Bet aš noriu šiandien su jumis labai gerą tokią naujieną pasidalinti. Dalis iš jūsų prieš gerokai metus, jeigu ne anksčiau, dar neseniau, irgi, kai aš paskelbiau naują tokį projektą, turėjau mintį, buvau sugalvojęs 9 žingsniai, prisimenat, 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų. Nereali idėja buvo ir tada kilo man ta idėja, kažkaip irgi buvo žiema, dabar ateina irgi tas laikas, kai laukia jau baigiau darbus, čia viduje aš truputėlį dirbu, noriu ir savo kambarėlį pasidaryti, jau ateis laikas, kai čia nebe palapinėje sėdėsiu. Jau dažymai prasideda, rankos dažytos, tai viskas labai faina. Ir tada irgi buvo atsimurduo, toks lietingas, kažkoks tokia žiema ir mes čia su jumis irgi kalbam, reikia padaryti kažką tokio stacionaraus, žinai, tokio ypatingo. Ir tada šovė galva mintis, 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų ir aš jums pasiūliu prisidėti ir jūs 22 žmonės. Aš nieko nepamiršau, niekas neprapuolė. Štai sąrašas, ranka rašytas, yra ir kompiuteriu. 22 žmonės tada įsigijo tą ankstyvą bilietą
Už pusę kainos tada 25 eurai buvo, va, matot, mėlyje, prisimena tą dalyką. Ir aš nutilau ir tu paaiškinsiu, kodėl, buvo objektyvios priežastys, bet aš nepamiršau. Ir visą tą laiką buvau sukūręs jau kaip čia mokyklą, vadinkim, tą projektą 9 žingsnių į gyvenimą be vaistų. Ir netgi kai kurie iš jūsų jau ir pasižiūrėjot pirmas pamokas, berods 4 buvo prieinamos, paskui staiga man viskas sugriuvo, nes ten su partneriais dariau, pavedė, sugriuvo, aš perdariau viską. Vėl jau baiginėjo perdaryti viskas pamokas, nes viskas reikėjo įrašus perdaryti, tai kaip dabar perdariniu įrašą. Tada Facebookas pakeitė savo politiką ir visi įrašai dingo. Ir galvoju, iš vienos pusės blogai, darbas įdėtas, iš kitos pusės, žinokit, labai gerai. Nes aš dabar jau visai kitaip matau tą reikalą, daug informacijos atėjo, daug pribrendau. Ir svarbiausiai, kad tą visą laiką kankinausi ir pradinėjau savo įrašus dėl to, kad neturėjom platformos. Ir dabar aš buvau nusipirkęs brangius kursus, ten pusę metų jau nieko ten nepasakė man, daugiau elektroninės parduotuvės, ko man nereikia, aš nepardavinėjau jokių kažkokių tai jo, bet staiga visai neseniai vienas bičiulis daro dabar mokyklą, kurią aš pradėjau klausytis ir jis kalba ir aš viskas pagaliau matau, suėjo mano idėja, mano motivacija, užaugo be galo ir jis man papasakojo, kaip tai padaryti. Ir aš dabar jau pagaliau vėl, ir svarbiausia, aš išplėčiau, padariau moduliais, bus moduliai. Mylėjai, moduliai, kažkas tokio, čia žinot, kaip būna, man šauna į galvą mintis, aš tiesiog spirgu viskas, moduliais padarysiu, pamokėliais ir svarbiausia, va net raudonai pasižymėjau, visą tą, va, čia viskas užrašyta, viskas surašyta, tik aišku, savo raštą kartais nepersto. Jo, ir mintis kilo, ir pagalvoju, dar išplėsiu šitą mūsų 9 žingsnius, aš pridėsiu būtinai vieną modulį miško terapijos arba vieną pamoką, modulį padarysiu kokią alternatyvį arba savo pagalbą ir panašiai, dėsiu miško terapiją, akupunktūrą, karštus akmenys. Būtinai, ir aš galvoju, būtinai jums reikia priminti ir vėl gražinti mus prie tokio dalyko. Irgi žmonės prisimenat, jūs turbūt kai kurie iš jūsų buvote įsigiję žmogaus kūno mokyklą ir ta Facebookas ją ištrynė, jinai dingo. Ir mes šitam projekte taip pat per mažai truputėlį kalbame apie anatomiją, fiziologiją, nes va dabar aš irgi klausimą tada prieš valandėlę atsakinėjau jums į klausimą, dabar irgi prieisim ir reikėjo anatomiją paaiškinti vėl, va papaiščiau. Ir prisiminiau, galvoju, taigi kaip gerai buvo anatomijos tokie webinarai. Galbūt, davai pasitarkim, galbūt ir jūs norit kažkokius tai anatominius, bent bazinius dalykus praeiti per tas sistemas, nes ten mokykloje buvo, atsimenu, virškinimo traktas, kraujagyslės, nervų sistema, kaulų sistema, raumenų sistema, lytinė sistema, žarnynas, oda, viskas buvo atskirai labai, mes kalbėjom ten plačiai, anatomija, ten buvo mokykla tokia padaryta, kad net ir medicinos studentam būtų visai neblogai ten pasiklausyti, bet dingo ta mokykla, dabar aš ištryniau viską, jau reklamas visas. Ir pagalvoju, kad aš vieną modulį būtinai padarysiu žmogaus anatomiją ir fiziologiją. Būtinai. 9 žingsniuose bus vienas modulis, būtent anatomija, kad mes suprastume bazinius dalykus. Tai labai labai svarbu. Sutinkat? Parašykit, kaip jums atrodo tokia idėja. Tai va, tai aš padarysiu tą mūsų 9 žingsnius ir labai džiaugiuosi, kad ačiū, kad jūs buvote ir jūs esate ir niekur nedingo jūsų pinigai. Kai kurie žmonės nusibodo laukti jie užskaitė narystėj mūsų klube sveikatos pokalbių šitam, nieko tokio, aš vis tiek jiems duosiu tą mokyklą, nes tai buvo žmonės, kurie mane palaikė savo laiku ir tai buvo pirmosios kregždės ir šitie žmonės negali nukentėti nei pro kur, nepaisant to, kad aš čia susimaunu, kartais, žinot, investuoju ir grąža negrįžta, bet tai, manykim, kad tai buvo jūsų investicija. Jo, jeigu jūs nežinot, ar jūs prisidėjote, nebeatsimenate, tai aš tą sąrašą turiu, jūs man brūkštelkite, aš tikrai patikslinsiu. Jo, nes šiaip neskaitysiu pavardžių, nes vis tiek yra asmeniai duomenys. Bet, jeigu jūs dabar klausotės ir norėtumėt prisijungti irgi prie 9 žingsnių, tai aš galvoju, kad nespėsiu šiemet padaryti, greičiausiai per kokius 2 mėnesius, bet tada aš irgi skelbiu, jeigu jūs norit iš tikrųjų paremti projektus visus, nes naują įrangą reikėjo įsigyti, naujas įrašas ir taip toliau, tai
Tai jūs galite irgi pasiūlysiu, aš tikrai ne už 25 eurus dabar, nes šiaip kaina bus 49 eurai to projekto, jis bus toks, nusipirkai vieną kartą, susimokėjai ir tu turi viską. Ten bus, o tas viskas, aš gal kaip palyginsiu kuo, kadangi čia savi mes esam, tai įsivaizduokit, aš pradėjau daryti transliacijas kokiais 18 metais. Tai kiek, 6 metai jau, 7 metai, kiekvieną dieną kažką kalbu. Įvairiausių čia buvo kalbų, webinarai, nemokami webinarai, mokami webinarai, šitas projektas mūsų galingas, kur kiekvieną savaitę susitinkam ir webinarai yra daugybė jų ir prapuolė jau vėl, bet įvairūs klubai, įvairūs mokyklos, kalbu ir įsivaizduokit, jeigu mes, pavyzdžiui, viską sudėtume į vieną knygą, Marijus parašo knygą, žinai. Tai mano šitas 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų, aš prilyginčiau prie tokios geros knygos iš visų mano kalbų. Tai kas nori turėti, galite įsigyti 30 eurų dabar, o kai aš ją startuosiu, manau, kad per 2 mėnesius tada jau bus kaina 50 eurų. Tai tiesiog mano toks pasiūlymas kaip saviems, nes aš jaučiu ir įsipareigojęs jums. Tai žodžiu, ką norėjau pasidalinti ir tą dalyką jau sakau antrą kartą šiandien jums. Žodžiu, nes pagaliau atėjo tas, nusileido tiesiog dovana žmonės, kurie reikalingi, žmonės, kurie pasidalino, kaip sukurti kursus online, kaip viską padaryti, kad nedingtų, neprapultų. Taip, ten kainuos papildomai, bet viskas super, aš sutinku. Susimokėti, kad tik neprapultų, nes Facebookas nėra patikimas partneris. Ir ten ir bus ir viską, kas atėjo per to laiką, ir akupunktūros padarysim modulį, ir miško terapijos modulį, ir akmenų karštų modulį, jeigu manau, kad jums bus irgi įdomu, padarysime žmogaus kūno ir fiziologijos modulį, ir paskui bus dar 3 moduliai, kuriuose bus 9 pamokos, 9 žingsniai, kaip žmogus pasimetęs nueina iki to, kad gali savo kažką padėti, susigaudyti ir panašiai. Bus toks dalykas. Ten, sakau, nebus jokių abonementų, ten nusipirkai ir turi. Tiesiog kaip krestomatė. O dabar reikim prie klausimų. Ačiū, kad esat. Jūs mane šiandien tikrai guodžiat. Tas buvimas su jumis labai gerai, nes pagalvojau, padariau aš įrašą, susimoviau. Tiek to, jūs pakentėjot, palaukit, pavėlavau, lėkiau. Yra dėl ko gyventi. Labas visiems ir žiūrėkit, einam prie klausimų ir klausimas mes turime 4 ir iš ano karto dar taip pat turim. Tai jeigu man nedaryk taip su manim kompiuterį. Šiandien lyja pas mus, žiauriai lyja ir dėl to aš pastebėjau, kad kai lyja, geriau man nekišti nagų prie įvairių įrašų, nes internetas leidžia tik daryti laivą ir tai jūs man pasakykit, ar trukinėja kas nors netrukinėja. Bent jau girdžiu. Lygtai girdžiu save, viskas tvarkoja. Ok. Viskas tvarkoja. Bet man nerodo, ne statistikos, pavyzdžiui, aš nematau, kiek žmonių dabar žiūri. Aš matau jūsų komentarus. Viskas ok. Gerai, važiuojam. Tuoj atrasiu klausimus, nes nusimušė, man viskas išsivartė. Gerai, iš praeito karto. Norėčiau užduoti klausimą. Vaikinų 25 metai, kraujo spaudimas 155, 155 ir 70. Kodėl tokiam jaunam toks kraujo spaudimas? Ką jūs patartumėt, kokius tyrimus pasidaryti, į kurį ieškoti priežasties, viršsvorių neturi, sportuoja, labai retai valgo maistą kavinėse ir taip toliau. Viskas fine, hebra, žiūrėkit. Pirmiausia, anatomija. Šiek tiek reikia. Normalus kraujo spaudimas mes manom, kad yra 120 ir 80. Taip mes manom. Kas yra tie skaičiai? Žinot, yra sistolinis ir diastolinis. Sistolinis tai yra, reiškia, mes turim širdį, jinai yra pompa, kraujo pompa, kuris stumia kraują. Tam, kad stumtų kraują, jinai turi susitraukti, tai yra sistolė. Ir atsipalaiduot, tai yra diastolė. Tai sistolės metu, kai jinai kraują stumteli į mūsų kraujagyslės ir jeigu mes matuojam kraujagyslės spaudimą, mes ir turim sistolinį kraujo spaudimą. Jis turėtų būti 120, 125, 130, paprastai mums ryte būna mažesnis, vakare būna didesnis, nes po fizinio krūvio, po sunkios dienos, arba susinervinus būna šokteli, arba, pavyzdžiui, žmogus sėdi ramiai, guli, staiga atsistoja, gali nukristi staigiai spaudimas ir staigiai vėl šokt,
Žodžiu, mūsų kraujo spaudimas, jisai adaptyvus, reaguoja. Tai sistolinis mums padeda gyventi, aišku. Bet kai vyksta diastolė, kraujo spaudimas negali nukristi iki nulio, nes būtų tragedija. Ir tą diastolinį kraujo spaudimą palaiko kraujagyslių pasipriešinimas. Štai dėl ko mums tas vukt bangelį, bet kraujo spaudimas būna tam tarp 70 ir 130, sakykime, kad tai yra norma, dėl ko nereiktų parintis. Kai diastolinis krenta mažiau, 70 ir 60, biški būna silpna, nes tai reiškia, kad visas kūnas toks jau biški glemba. Jo kūnas nesugeba palaikyti normalaus kraujo spaudimo, kad vyktų audinių mityba, inkstų, kitų audinių, nes reikalingas spaudimas, pavyzdžiui, inkstam pastovi turi būti apie 100, kad vyktų filtracija. Smegenim turi būti, nes smegenys neturi kraujagyslių, kurios tamposi, ten turi būti pastovus spaudimas. Jeigu spaudimas krenta, mums truputėlį silpna, arba spaudimas krenta, kai mums truputėlį silpna, čia nervų sistema pabėga. Tai diastolinis, jo. Šituo atveju 70 yra ok, aš nematau problemos. Diastolinis kalbėjau. Dabar sistolinis, jis rodo, kaip smarkiai širdis duoda. Tai vėlgi, jeigu žmogus susinervina, arba žmogui audiniams reikia staigiai kraujo, širdis staigiai pavaro, ir tas gali būti aukštesnis, gali būti šoktelt. Jeigu kraujo spaudimas ramybės būsena yra 155, 160 visą laiką, tai yra per aukštas sistolinis kraujo spaudimas, nes tai tiesiog rodo, kad kažkas organizme yra ne taip ir širdžiai tiesiog didelis krūvis. Tai kitą kartą ir tas 180 mes nejaučiam ir 200, žinau, kad žmonės ir kartais nejaučia, ypatingai tie, kuriems būna tas lėtinis kraujo spaudimas padidėjęs, jų kraujagyslės pripranta, smegenys pripranta, adaptuojasi ir žmogui kartais blogai būna tada, kai jis pakrinta, o ne tada, kada pakyla. Bet jeigu jau kraujo spaudimas aukštas ir jis dar šokteli, tai ta rizika, kad ten koks insultas įvyks ir panašiai, tai aišku, kraujo spaudimas neturi būti aukštas, turi būti normalus. Bet 155 jaunam žmogui šitoj vietoj klausimas kodėl. Ir kadangi situacija tik tokia ir aš visada rekomenduoju konsultuotis, kai yra klausimas, mes čia nieko daugiau nežinom, čia mes absoliučiai nieko iš esmės nežinom, tik žinom, kad kilo klausimas. Ir iš karto einu, o ką patarčiau, o kokius tyrimus daryti? Jokių tyrimų dabar kol kas daryti nereikia, reikia atsakyti savo klausimą. Šitas kraujo spaudimas, bet ne tik šioje situacijoje apskritai. Ar jisai yra pastovus? Ar čia matuota vieną kartą, 2 kartus? Ar čia yra pastoviai matuota kokį mėnesį? Klausimas toliau. Jeigu pamatavo, atsitiktinai pamatė, klausimas, ką tu veikėjai vakar, užvakar, gal kokie vakarėlis buvo, jaunas žmogus sportuoja, viską, gal vakarėlis buvo, gal neišsimiegojo, yra toks sindromas, balto chalato sindromas, jau nueina pas žmogus pas gydytoją, dar užlipa kokį 3 aukštą, ten baltas chalatas, žmogų matuoja, žmogus susinervinęs, biški susiparinęs, jam, sako, jūsų spaudimas, parinama matuoja 120, jo yra tai buvę. Tai čia labai daug neaiškumo ir mano patarimas nesiparinti, tiesiog paimti ir skirti laiko tą panalizuoti. Ryte pasimatuoti, pabudus, bet dar nesikėlus iš lovos, arba atsikelti iš lovos, lėtai nuplaukti iki tūliko, pasisiot, grįžti atgal, dar truputį atsikvėpti ir tada matuoti. Rytinis turėtų būti mažesnis visada, negu kad vakarinis. Todėl matuočiau ryte, vakare, kokias 2 savaitės ir stebėčiau situaciją. Jeigu tas spaudimas visą laiką laiko toksai ir ypatingai, jeigu ryte aukštesnis, tada galima būtų galvoti ir nueiti pas gydytoją ir padaryti pagrindinius tos tyrimus, kardiogramą užrašyti, gliukozę pasižiūrėti, šlapimą pasižiūrėti, kas ten darosi, galbūt čia dėl inkstų, paskui pasižiūrėti skydliaukė, ten kažkas ir vyrukam būna, galbūt dar kažkokį tiesiog bendrai tyrimą pasižiūrėti ir tada būtų viskas aišku. Nes čia yra sistolinis, tas vadinamas, šitoje vietoje vadinasi izoliuotas sistolinis kraujo spaudimas padidėjęs. Izoliuotas sistolinė hipertenzija. Suprantat? Tai kol kas dar nieko nepasako, jokios patologijos nėra, nes jaunam žmogui priežasčių dėl to gali būti labai daug. Apskritai visiems žmonėms gali būti labai daug. Vis dėlto kraujo spaudimą mums reguliuoja parasimpatinė ir simpatinė nervų sistema. Dabar žiūrėkit, jaunas žmogus, gal įsimylėjo, gal turi panikę, jo miego mažai, dar šurumburum, dar tralivalį, paskui dar pasportavo, kadangi tralivalį ir šurumburum, tos energijos gal ir nėra, dar įkalė kokio kavos puodelį arba kokio, nežinau, kaip suprantu, čia ne Lietuvoje gyventas vaikinukas, galbūt kokio įkalė
energetinio gėrimo, galbūt padaugino, o galbūt tuo momentu va, tas kelias dienas jisai čia biškai pavarė, o galbūt dar jaunimas mėgsta pasidaryti energetinio gėrimo su degtinėlė, tokį kokteiliuką iššovė. Jo, ir tas čiuktų organizmas tiesiog užsiturbino, kitaip tariant, lėkimas, skubėjimas, to poilsio nebuvimas, tas sportas užsiturbina tiek, kad žinai, ir tada tas vadinasi truputį adrenalinčikas toks šoktelio. Ką reikia daryti? Atsipalaiduok, išsimiegok, atsipalaiduok, mes energetikus, jeigu tokių buvo, mes kavytė, jeigu tokių buvo, galbūt kelias dienas nuo sporto, to nežinau, kas per sportas, ar labai intensyvus širdį apkraujantis, ar tas pumpavimas iš geležių. Tie porą dienų tiesiog pasivaikščiuk, jo ką nors lengvo. Nes aš kažkada turėjau sveikos gyvensenos klubą Kaune. Ar aš neprigreit kalbu, nes, matai, pats aš turbūt makros spaudimas pakėlęs, nes antras įkvarau šiandien tą patį. Tai. Kaune turėjau klubą. Ir Kaune po to mano klubu buvo Kačalka, kur geležis tampydavo. Aš pas ten nuėdavau, labai faina būdavo, žinai, dieną nėra žmonių, vakarė ten ateina jaunimo, visokių Ir aišku, jiems buvo įdomu, nes aš turėjau tokį kūno sudėties analizatorių, kuris parodo raumenis, vidinius riebalus, šiaip riebalų masę, vandens, mineralizaciją organizmo ir taip toliau. Jie ateidavo ir aš pamatydavau tragediją. Snukis raudonas, aiškiai kraujo spaudimas per didelis. Aišku, spaudimo aš nematodavau, bet statai žmogų ant to aparato. Ir kadangi aš esu padaręs gerokai virš 1000 tų analizių, man kitas net ant aparato nereikia žmogaus statyti. Aš matau, kaip žmogus atrodo, iš veido, iš figūros, kaip atrodo ir galiu pasakyti skaičius net neanalizavęs. Bet svarbiausia, kas už tų skaičių stovi. Ir aš matau, vidiniai riebalai padidėja, jaunas, lieknas vaikinas, raumenų masė didelė, vidiniai riebalai per dideli. Bendra riebalų masė, ok, vidinį. Tai reiškia, kad tie žmonės, paskui analizavau, sakau, gal tu vartoji kokius anabolikus. Ne, sako, tikrai ne. Bet jie dažniausiai pirkdavo tuos sportinius kokteilius, žinot, kur yra ten dažai. Kada aš visai neseniai kalbėjau apie dažus, visokius webinarus, man atrodo, buvo, mūsų webinaras ir buvo, ne? Jūs greičiausiai nežiūrit, nes aš pažiūrėjau statistiką labai liūdna. 15 peržiūrų, kai mūsų klube yra 110 žmonių. Nežinau, jeigu tos temos neaktualios, jeigu jos neįdomios, jeigu jos arba nelaiku įdedu webinarus, arba jų per daug, jūs sakykit, mes čia ir susirinkam bendraut gyvai. 9 žingsniai, ten nebus gyvo bendravimo, ten bus įrašai, ten bus sistema, kurią žmogus praeina, išklauso ir bam, mokykla. Jo diplomas. Bus pažymėjimas, kad išklausė šitą. O čia mes bendraujam. Jeigu kažkas negerai, sakykit, nes įdėti daug darbo į webinarus, įkelti laikas, taip toliau. Žinot, webinarą padarai ir paskui antrą tiek laiko skiri dar įrašams sukilnuoti ir padaryti. Tai jeigu neaktualu, tai aš prisiderinsiu būtinai, ok? Tai pasižiūrėkit. Ten ir kalba buvo apie dažus, kvapus, konservantus, tirštiklius, visą šūdą, atsiprašant, kurį mums pridai maistą. Ir tuose sportiniuose kokteiliuose, ypatingai pigesniuose, 100% viskas tas yra. Ten surašyta vitaminai, tas anas, bet ten viskas sintetika. Ir ten plus yra energizuojančių šitų dalykų ir organizmas tiesiog nežino, ką aš su jais daryti. Ir va čia pasiekmė. Atrodo, viskas gerai, staiga blemba pakyla. Va klausimas mano tam vaikinukui, o kaip pas tavai yra su tais reikalais? Tai va, aš noriu pasakyti, kad buvo tokių žmonių, kurie ateidavo su vidiniais riebalais, sportuojantis, raumenų masę didelę turintis, veidai raudoni, kraujo spaudimas didelis, ranka. Tada aš dar pulsų nelabai žiūrėdavau, neužsimdavau, bet tikrai žinai, kad kitas į ranką paėmė, tai jau tik kaip visa dreba, pulsuoja, tachikardija didelė. Tai va, tai jaunam žmonėm tai būna. Nusiramink. Toliau, kas gali būti? Genetika. Apsižiūrėkit giminiai. Gali būti skydliaukės, nenustatysi, čia reikia pasižiūrėti, šiaip temperatūrą pasižiūrėti, šiaip kaip kūnas atrodo. Yra keli niuansai. Konsultacija. Užsisakykit konsultaciją, pasiskambinkit, su manim susirašysim ir viskas tvarkoja. Tarp kitko, visais atvejais drąsiai tai darykit. Inkstų veikla gali būti sutrikus, tai irgi nepasakysim, bet reikia daryti tyrimą, čia per reninoangiotenzino sistemą gali būti šoktelis jo. Toliau, kaip miegas yra, kaip su miegu reikalai. Ar žmogus miega, ar viskas normaliai, ar jisai gerai ilsisi, o galbūt jam to miego chroniškai trūksta. Nes apie druskos vartojimą, apie kažkokių dar dalykų aš nekalbėčiau. Tai žmogus per jaunas, dar turi
dar turi jo kūnas, dar turi amortizuoti visas nesąmonės, kurias, pavyzdžiui, jau mano bendramžiai ir vyresni jau daryti negalim. Nes mes, žiūrėk, išgėrė dvi čierkas, jau ryte sunku, žinai, arba ten kažką nepavalgy, kažką pavalgy, jau, žinai, jau čia jauti, jau ten jau spaudži, ten jau, tai tiesiog. O jaunas žmogus dar neturėtų reaguoti tokius dalykus, nebent ten yra kokia tai liga. Ok, tai tyrimai, palauk gali, pagrindinį tyrimą pasidarykit namuose, stebėkit kraujo spaudimą ryte, vakare ir porą savaičių. O tada jau nuspręskit, jeigu tikrai kelia nerimą ir tas kraujo spaudimas pastoja per didelis, nueikit pas gydytoją. Tiesiog nueikit pas gydytoją. Nemanau, kad rimta priežastis, aš manau, kad tiesiog reikėtų nusiraminti. Būtų vaikinukas Lietuvoje, pakvieščiau akupunktūros, porą seansų, nuraminam, sutvarkom, subalansuojam, simpatinę sistemą, parasimpatinę sistemą, tie dalykai visi labai gražiai susitvarko. Ką dar reikėtų daryti? Meditacija. Aš pirmai kalbėdamas, darydamas įrašą, irgi, kai užsiminiau apie meditaciją, man šovė galvą ir aš užsirašiau, nemeluosiu, tai parodysiu. Užsirašiau. Dar vienas modelis į 9 žingsnius, 9 žingsnių programą, į tą 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų. Dar bus ir meditacija, ir ypatingai moterims. Tai labai svarbu. Ta meditacija gali būti visokia. Ir aš kalbėjau apie tai, užsiminiau, kai kalbėjau apie sekantį klausimą mūsų, apie išvaržą ir refliuksą. Tai meditacija leidžia sutvarkyti kvėpavimą ir diafragmą. Ir moterims tas diafragminis kvėpavimas labai svarbus. O dabar mes persim prie antro klausimo, gerai? Tai ir kvėpavimą padės tvarkyti, nes žmonės ypatingai, kurie įdė pečius susimetę, o moteris įdė krūtim, kaip taisyklė, turi pečius sukumpusius, jo biški metasi, nes krūtis yra audinys, riebalinis audinys, kuris yra maišelėje, o tas maišelis, sausgyslinis, pakabintas tiesiog ant raktikolio. Ir jeigu krūtys didelis, stambios, tuos raktikolius pastoviai traukia žemyn, moteris nekvėpuoja krūtinės ląsta pilnai jo ir neužsipildo plaučiai iki galo. Ir prasideda visokios problemas. Lygiai taip pat moteris, kadangi nemoka kvėpuoti pilviniu kvėpavimu, čia vyram tai įgimta, moteris nemoka, tai neužsipildo apatinės plaučių kišenės, irgi ventiliacija sutrinka, irgi visokios lygos gali prasidėti, žodžiu. Bet reiktų išsitiesti, atlausti pečius jo ir išmokti medituoti. Kartais tos meditacijos gali būti tikrai su kvėpavimu susijus, kartais meditacija gali būti tiesiog psichologinė, atsipalaidavus visiškai, tas stresą nusims ir panašiai. Dabar pakalbėkime apie antrą klausimą. Gerai, žmogus turi refliuksą, stemplės išvarža yra, labai vargsta. Pritariu. Netoleruoja pieno produktų, natūralu. Neturėtų. Kaip galėtų savo padėti ir geriau jaustis? Atsakymas galėtų būti paprastas, 1, 2, 3, bet aš noriu dar su jumis truputėlį pakalbėti, kad suprastume, kas tas yra refliuksas su išvarža. Ir trečias klausimas yra, kuris irgi skamba, aš kažkaip užsirašiau. Jis irgi taip pat skamba, aš irgi noriu sužinoti apie refliuksą, mano vyrai yra refliuksas, bet jisai be išvaržos. Tai džiaukitės, kad be išvaržos, bet refliuksą galima sutvarkyti. Tai apie refliuksą būtinai pažiūrėkit webinarą. Darydamas įrašą, ką tik su jumis prieš tai kalbėdamas, kur man nepavyko, tai buvau atsidaręs netgi mūsų grupę, Telegram čate, Telegram. Nuėjau į webinarų įrašus visus, kur yra, ir ten 5 ar 6 nuo pačios įrašas yra refliuksas. Būtinai pažiūrėkit. Visiems žmonėms su išvaržom, be išvaržų apie refliuksą. Okay? Ten yra patarimai, ten įsiaiškinam, kaip ta rūgštis, kaip ką, ten sudėtingiau. Bet dabar mes truputėlį apie tą anatomiją. Skrandis yra po diafragma. Diafragma yra raumuo, kaip aš jau užsiminiau, atsakingas už kvėpavimą. Jisai susitraukia, tempia plaučių žemyn, plaučiai įkvėpia orą. Atsipalaiduoja, plaučiai kyla į viršų, oras iškvėpimas. Taip pat diafragma yra atsakinga už mūsų pilvo presą, kitaip sakant, pilvo spaudimą, pilvo ertmės spaudimą, kad organai neįsimėtytų, jie visi yra savo vietose kepenėlis ten prispaustos, skrandukas čia prispaustas, už jo ten kažkur tai po jo už jo blužnis, čia po kepenim kasa, ten yra visos žarnos, kad neišsipūstų, nesprogtų irgi visas pilvo organų, pilvo visas siena iš priekių, iš galo, iš viršaus, iš apačios, palaiko spaudimą, toks, kaip maišas truputėlį su spaudimu, toks raumenukais suimtas. Tai iš viršaus diafragma tą užtikrina. Iš apačios tarpvietės raumenys, kad neiškristų viskas mums vaikštant, o jo iš šonų, iš priekio, iš nugaros yra mūsų
kūno liemens raumenys, tai reiškia skersaruožiai, skersiniai, šilginiai, pilvo raumenys, nugaros raumenys ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, diafragma yra iš viršaus kaip dantis, jo? Tai skrandis po apačią. Stemplė, kuri prasideda burnoje, eina vamsdelis, raumeninis toks vamsdelis ir per diafragmą jis praeina per skylutę ir įeina į skrandį. Ir toj vietoj, kur stemplė įeina į skrandį, yra raumeninis žiedas toksai, sfinkteris, jo, kuris, kai tik maistas ateina, jis atsiveria, maistas praėjo, kąsnis, jis užsidaro, jo, ir čia virškinasi skrandyje, virškinasi. Jeigu tas žiedas neužsidaro dėl kažkokių priežasčių, ištampytas, dėl nervų sistemos, dėl uždegimų, dėl dar kažko, rūgštus turinys iš skrandžio, ar pavalgius su maistu, ar ant tuščio skrandžio, atsigulus, pabėga į stemplę ir pradeda deginti, nes stemplėje negali būti rūgštų. Jeigu turinys pakyla iki pat gerklų, pavyzdžiui, miegant, jo, tai chemiškai nudegina mūsų gerklas ir žmogus atsikėlęs iš ryto, kosčioje, jo balsas gergždžia, būna prikimęs, kvapas iš burnos nelabai malonus, tai jau visiškai ženklai refliukso. Aišku, ten yra kitokių simptomų, skausmas ir taip toliau, diskomfortas, pavalgius, virškinimo sutrikimai gali būti ir taip toliau, taip toliau. Va, tai čia fiziologija aiškiai, ne? Va, aš ir sakau, fiziologijos reikia ir dėl to modulyje bus 9 žingsnių į gyvenimą vaistų, bus vienas iš modulių žmogaus anatomija, kad truputėlį perėt per žmogaus kūną, kad suprast, kur kas yra. Dabar tai būna kartais, kadangi pilve slėgis yra, jo diafragma laiko, kartais būna, kad būna išvaržos. Kartais tas slėgis išvaržą padaro kirkšninę, kartais bambinę. Priklauso, kur jau jungiamieji audiniai silpnesni. Kartais paima ir skrandis pupt ir iššoka, jo, va šitaip. Turėtų būti visas, va dabar tai parodysiu. Turėtų būti visas, čia diafragma. Jo, čia diafragma, čia skrandis, jis turėtų būti visas po diafragma. Jo, ir stemplė turėtų ateiti ir įeiti pro diafragmą ir čia baigti skrandį. Nes va šitas žiedas yra, tas sfinkteris, va čia jis yra. O va būna atsitinka taip, kad dalis skrandžio per diafragmos tą plyšį ar skylę, kaip sakant, paima pystį ir iššoka virš diafragmos. Ir va taip neturėtų būti. Nes jeigu diafragma paspazmuoja dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, ten pavalgai kažką, ar susinervini, ar šiaip paspazmuoja, jinai užveržia tą ir žmogus, kai valgo, jo, gali patekti maistas čia, bet jis sunkiau praeis ten. Toliau, kadangi čia maistas patenka, čia išplėsta, neužsidaro sfinkteris jo, šitas, jo, ir tada maistas su visų rūgščių gali patekti čia. Vat ir jums refliuksas. Su viso grožiu. Okay? Plus pienas, šokoladas, alkoholis, kava, irgi ir labai riebus maistas, irgi mažina ir sunkina sfinkterio užsidarimą. Dėl to šitų produktų tokiems žmonėms irgi nereikėtų. Tai dabar žiūrėkit, kokia situacija yra. Jeigu skrandis yra ne vietoj, dar čia problemos atsiranda su uždarimu, va čia jums yra gražius vaizdas. Išvaržos su refliuksu. Klausimas. Ar refliuksas ir išvarža čia yra atskiri dalykai ar ne? Greičiausiai, kad ne. Greičiausiai tas refliuksas yra dėl išvaržos. Antras buvo dar trečias klausimas, kur be išvaržos, tai ten jau yra, žmogui reikia kitaip atkreipdėmėsi. Ką daryti? Vat ką daryti? Jeigu išvarža rimta ir simptomai rimti, manau, kad chirurgas padės. Okay? Nes, tiesiog taip yra. Nes savijauta blogės dėl to, kad skrandis ne vietoj, suprantat, čia ir nervai, visą kitą, rūgštis čia viršui, refliuksas stipresnis, nes apatinis sfinkteris neužsidaro, jo, ir plus taip toliau, plus dar šitie maistas dar ten sustoja, žodžiu, ir normalu, kad pieno produktų netoleruoja, nes jie tik tai blogina situaciją, va, ir jeigu rimta didelė išvarža, reikėtų paeiti pas chirurgus. Gali būti išvaržos kartais grįžta, išeina. Tai jeigu mes nedidelę turim išvaržą ir žmogui kartais pagerėja, nors čia nežinau, klausime, atrodo, kad pastoviai kankinasi, tai dar galima bandyti kažką keisti gyvenime. Su savo mytyba ypač svarbiausia su mytyba. Aišku, mesti rūkimą, mesti alkoholį griežtai, bet tada riboti tą riebų maistą labai. Tiesiog valgyti liesesnį, kepto maisto mažiau, labiau virtas, troškintas, kad lengvai virškintųsi, vengti šokolado, vengti įvairiausių tų padažų, visokių kečupų ir taip toliau, vengti kavos, ypač ant tuščio skrandžio,
netgi mėta, pipirmitė irgi pablogina situaciją, reiškia visus kramtomus gumus, visokie ten tie dalykai, desertai su mėtom negerai. Net ir citrusiniai vaisiai šiek tiek gali kenkti. Kaip jūs dar su manim? Nenusibodau dar čia aš jums. Bingo nematau. Nu, normalu, nes apie tuos temus mes dažnai kalbam, tai bingo ir neturėtų būti, tai viskas tvarkoja. Va, ką valgyti? Esant refliuksui ar esant tokie išvaržai, labai svarbus kelios taisyklės. Pirma taisyklė yra tai, kad valgom dažnai, bet po truputį. Galima ir iki 6 kartų, kas 2 valandas, bet labai nedaug turi būti. Toliau reiškiasi labai svarbi taisyklė, kad prieš miegą skrandis turi būti griežtai tuščias, reiškia 3 valandas, prieš einant miegoti reikėtų nustoti valgyti. Jau ir ypatingai tuos dalykus, ką aš išvardinau, bet šiaip, ką nors lengvo nebent ir tai labai labai nedaug. Trečia taisyklė yra, jeigu tu pavalgai pietus, neit pasnaus, neįs prigult, vis tiek tu turi bent jau sėdėti arba bent jau pavaikščioti truputėlį ir panašiai. O tie dalykai bus visai neblogai. Taigi gyvenimo būdo korekcijos. Taip pat aš kalbėjau apie lovą. Jeigu jūs žiūrėtumėte tą webinarą, mes ten kalbėjom, kad reikia susikelti galvą. Tai žinai, yra žmonių, kurie gali ant didelis pagalvės miegoti. Tai viskas tvarkoja, pagalvė turi būti labai didelė, kad ir po mentėm, netgi gal ir po šiek tiek po nugarą, ne vien tik galvą užlaužti, visą kūną sukelt, jau tiesiog žmogus tada pusiau toks įdomu. Bet ne kiekvienas taip gali miegoti, jo žmonės mėgsta ant šono gulti ir panašiai, tai taip ir galvą gali nusilaužti. Ne, tai ne. Bet pasirodo labai gudri idėja yra tiesiog visą lovą truputį sukelt. Jo tiesiog po priekinėm kojytėm lovytės, reiškiasi po galvūgalis, kur yra, padėti kaladėlės 10-15 cm, iš esmės žmogus vis tiek miegos įsitiesęs, su pagalvė ar be pagalvės, bet visą kūną pasvirti. Aišku, reikia susitarti su savo artimaisiais, su kuriais jūs miegat. Gal nepatiks žmogui, nu tai tada ieškoti galimybės miegoti atskirai. Taigi, ne tai, kad padėti daug pagalvių, jeigu nepatogu, bet tiesiog lovą susikelt truputėlį, to užtenka, fizika. Jo, skysčiai nekyla į viršų. Jeigu didelis antsvoris, be abejo, reikia svorį mažinti. Aišku, kas gali gero būti su tokiu žmogum, čia dabar sakau tam, kuris paklausė, tą klausimą perdavė, jo, tai pasiūlyk žmogui galbūt prieisit sprendimo baltyminiai kokteiliai, bet ne kultūristų, o kokybiški, gerų kompanijų, baltyminiai kokteiliai, su vitaminais, mineralais, taip pat būtinai omega, būtinai tvarkyti žarnyną, skaidulus ir taip toliau, taip toliau. Ir šitiems žmonėms taip pat reikia labai tvarkytis tiek refliuksas, kai yra, tiek yra refliuksas su išvarža, be išvaržos, nesvarbu, su stresais, su nervų sistema, nes jeigu yra stresas, spazmuoja raumuo ir diafragmos taip pat. Būtumėt arčiau, nežinau, kur žmogus yra, siūlyčiau akupunktūrą, nes akupunktūra būtent tą stresą nuima, stresą, įtampą, kaip ir pirmuoju atveju, jo ir net po kelių seansų būna, kad paciento simptomai gerokai sumažėja, ypatingai jeigu jo simpatinė nervų sistema yra perdirgita jo. Va, šitą lapelį čia pasidu, nes čia yra modulis pažymėtas apie meditaciją. Jo priminsiu, kurie dabar, nieks neprisijungi naujo, tai tiek to, pasižiūrėsti įrašą, ką čia priminti. Labai gerai, džiaugiuosi, kad esate 7 su manim, dar nenusibodo. Nu, gerai. Jeigu situacija labai prasta, šitam žmogui konkrečiai, eit pas gydytoją, daryti gastroskopiją, pasižiūrėti, kas ten yra, jeigu reikia chirurgiją, ir taip toliau, daugiau čia nieko mes nesugalvosim. Dar vienas klausimas. Erikos. Fainas toksai. Kuo skiriasi avižiniai dribsniai ir viso grūdo avižiniai, paprasti avižiniai dribsniai ir viso grūdo avižiniai dribsniai? Čia galim turbūt kalbėti apie visas kruopas, ne? Ar geriau rinkti kapotas avižas, ką manot apie sultinio kubelius? Čia tokie keli klausimai. Paprasti dribsniai avižiniai, nuo viso grūdo avižinių dribsnių turėtų nesiskirti, nes, tai yra paprasti dribsniai, tiesiog grūdas suspaustas ir viskas. Nes šiaip grūdai, kaip tokie nėra, ne visiškai yra žmonių maistas. Mes jo nesukramtyti negalim, mums reikia virti, malt, jo, tai tas suspaudimas, padarimas dribsnio, tai yra apdorojimo būdas. Jo, šiek tiek nuima nuo tų ašutų visų, nuo tų aštrių skaidulų, nuo tų aštrių lobelių ir tada suspaudžia, sutraiško su volais ir mes tada įsimetę į vandenį, gerokai sutrumpinam virimo laiką. Va, tik tiek, kad mūsų patogumui 21 amžiui verslininkai jau antiek įsigudino mums į subinę sulyst, kad jau tiek išvalo, tiek jau susmulkina, tiek jau padaro, tiek jau ten apdoroja, kad
kad jau ir sako, užtenka 2 minučių, čia tos greito virimo košės, žinot. Viskas labai gerai būtų, bet turėkite omeny, kad vis tiek ten vis dar avižos, ne, ar grūdai kiti. Tačiau kuo labiau apdorotas, kuo labiau sutraiškytas, tuo jis arčiau miltų. Kitaip tariant, miltai aukščiausias glikemijos indeksas, nes ten grynas krakmolas, o grūdas yra žemiausias glikemijos indeksas. Tai jeigu jums tai svarbu, jeigu jūs metat svorį, jeigu jums svarbu rezistencija insulinui, tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį. Ir tokiu būdu reiktų rinktis mažiau apdorotą, tą pilno grūdo, vadinkim, tą avižą. Jeigu jinai kapota, tiesiog perskelta, irgi yra gerai. Nes patį grūdą mes negalim, čia paukščiai gali. Ir tai paukščiai, kas kaime gyveno, žinote, ne, kad vištos, pavyzdžiui, prisilėsa akmenukų į skrandį. Paukščio skrandis yra kitoks, pas mus yra tiesiog maišelis, o pas jūs yra labai raumeningas, storų raumenų maišelis, netgi skrandukų galim nusipirkti, jau ir pasiruošti ir valgyti, ten yra mėsos. Tai paukščio skrandukas, paukštis lesa grūdus, jo visiškai kietus, sausus, prisiryja akmenukų, atsigeria vandens ir skrandis ten susitraukinėja, su didžiulė jėga susitraukinėja. Ir jisai sugrundu tos grūdus su tais akmenais, gaunasi kaip tokios kaip mini girnos. O tai paukščio veikia, mes tokių neturim, dėl to mums reikia su girnomis sutrinti tą grūdą prieš valgant, ne? Paprasta. Tai va, tai kuo didesnis apdorojimas avižos ar bet kurio kito dribsnio, tai yra aukštesnis glikemijos indeksas. Šiaip, kuo didesnis apdorojimas, tuo mažiau skaidulų. Tai reiškia, kad ir žarnynas mažiau naudos gauna. Bet, žinot, ten galvoti, kad dabar vien tik košės mes valgom, dėl to čia taip nebus. Jūsų mityboje košė neturi būti nei pagrindinis, nei kažkoks ten antras pagrindinis patiekalas, retkarčiais košė tiesiog suvalgyti labai fain. Tai pasirinkit tokią, kokia jums patinka, galbūt viso grūdo šiek tiek būtų vertingesnė, bet tikrai suvalgysit tą ar aną, nuo vieno kažkokio suvalgymo jūs ten nieko nepajusit. Bet ta grubesnė, ta viso grūdo kruopa, kokia jin bebūtų, ten 4 būna 3 kruopos, būna 7 grūdų košės, kuo stambiausia, kuo paprastesnė, kuo jinai viso labiau grūdo, kuo mažiau apdirbta, tai tuo sotesnė. Nes skrandžiui yra ką veikti, glikemijos indeksas žemas, pamažu eina gliukozė, žodžiu, visai neblogai. Labai nekas iš tų košių, kur ten užpili karštų vandenį, pamakaluoja ir jau gali iškart valgyti, tai ten, žinokit, jau ne, ten jau manų košė tokia pati panašiai. Ir viskas, tai ką daugiau čia kalbėti, ne? O dėl kubelių, tai čia jau, žinot, taip reikia pasakyti, kad tikrų sultinių kubelių nėra tiek labai daug. Tikrų sultinių. O didžioji dalis kubelių, ypatingai tokie, tie vadinami širpatriebiniai, tai ten nėra ten sultinių. Supraskim, tai yra maisto chemijos pramonės šedevras sukurtas, kuriame yra skonis ir yra kvapas. O skonis ir kvapas, jeigu jūs pažiūrėsite praeitos šios savaitės webinarą įkeltą apie tylų žudiką mūsų lėkštėje, ten mes kalbam apie aromatinės medžiagas, apie skonio stipriklius, skonio kvapiklius, visokiausius kvapiklius, neskonio. Kalbam apie emulgatoriai, visokiausi rūgštingumo reguliatoriai, skonio stiprikliai, pavyzdžiui, tas pats natrio gliutamatas. Taip pat tokiam kubeliai garantuotai bus visą šitą, ką aš išvardinau, bus kažkokie tai riebalai, greičiausiai palminės, tiesiog turi būti kažkoks taukas, kaip kubelį įmeti, turi ten dėmelis kelius atsiras, bus daug druskos, jo ten tų prieskonių gal ir bus, gal ir ne. Žodžiu, aš rinkčiausi ypatingai retai, o jeigu jūs tikrai mėgstate buljonus ir iš jų kažką darot, pavyzdžiui, ten sriubas kažkokias ar panašiai, šiaip buljonas tiesiog jau sukibinu trakuose, buljono gauni, podelį kibina, kaip faina. Tai ne kasdiengi valgai tokius dalykus. O geriausia daryti savo buljoną. Tai sakysit, tai man čia dabar kiekvieną kartą po 2 valandas virtą mėsgalį ten ar kaulą kažkokį tai. Žiūrėkit, jūs nusipirkat mėsos gabalą su kaulu, įsiverdat kokius 5 ar 6 ar 7 litrus to buljono, išimat mėsą. Jeigu ten ant to kaulo mėsos yra, jūs galite ją gražiai peiliuku nuimti ir pasigaminti paskui sekantį patiekalą kitą dieną, pavyzdžiui, ten kokį troškinuką, arba tiesiog šaltą mėsytę pasipjaustot kaip kumpelį į salotas ant sumuštinuko, jokių problemų čia nėra. O kaulas, tai kaip jau čia jums išeina, o tą buljoną jūs nusipilat, kiek jums reikia, sakykime, litrą ar 2, įsiverdat sriubą, dedat daržovyčių ir taip toliau, nes vis tiek buljoną dedate prieskonių, dedat visko ir plus
riebalas ir kažkiek baltymų būna iš skonės, būna iš to mėsos, ten vištienus. Tai, nežinau, vištiena, turbūt, jeigu natūraliai, tai jo, bet jeigu ne, iš parduotuvės, tai gal, nežinau. Ir sakys, tai ką man lieka, tai kur man laikyti, man dabar nereiks šią savaitę, suges. Nesuges, jeigu jūs nusipirkite kelias konteineriukus plastikinius. Ar vienkartinių būna indelių kibirėlis. Jo, atvėso tas buljonas, jūs susipilsit savo po pusę litro ar po litrą ten į tuos kibirėlius, į kokius konteineriukus ir į kamerą. Ir kai jums reikės buljono, jūs vėl įsitraukit. Aš suprantu, kad vienas virimas ir jūs turite mėnesiui, galbūt. Jeigu didelę kamerą turite, jūs galite puodą išsivirti didesnį 10 litrų ir panašiai. Mes, pavyzdžiui, kai gaunam kokios mėsos ir šunim reikia išvirti, aš pasiimu katilą 15 litrų, supjaustu tą mėsą, įpilu šiek tiek vandens, įpilu prieskonių kažkokių ten žolelių kokį nors ir tai minimaliai, nes šunim nereikia. Ant kazano išverdu tiek, kad ten jau lieka, žinai, vos nešaltiena, atvėsu, gabalais viskas suvarė į maišelius ir į kamerą. Ir šunys sako, ačiū. Vienas virimas, jokių problemų. Turit kiemą, jeigu tai iš vis ant laužo, išsivirkit, visai kitas reikalas. Ok, tai aš blogai žiūriu į tuos kubelius, nebent tai yra tikrai labai kokybiškas. Jeigu jūs žinote tokiais, tokius ir naudokit, nes šiaip tai ten yra maisto, chemijos pramonės šedevras. Ok? Ką mes turim? Ką mes turim? Armina sako, kubelė tai chemija, gaminkit savo sultinius iš kaulų. Bendraminčiai mes esam. Rūta rašo bingo, Ona bingo, Onutė bingo, Jūratė rašo bingo. Tai ir ačiū už to bingo, einam prie kito klausimo. Aha. Kur čia palauktas klausimas? Dingo. Va. Gavau kaip ir klausimą. Aš analizavau šitą ir buvau pasimetęs. Dabar labai trumpai. Gavau kaip ir klausimą apie sveiką maistą. Taškas. Savaime svoris krenta. Taškas. Nustatyta diagnozė plokščioji kerpligė. Kur klausimas? Ok? Tai apie sveiką maistą, tada viskas kaip ir gerai. Ar čia norit pakalbėti apie sveiką maistą? Nes tada daug labai reiktų kalbėti. Sveikas maistas, viskas kas sveika ir subalansuota. Savaime svoris krenta, tai dėl to, kad žmogus sveikai maitinasi, ar žmogus svoris krenta ir jisai sunerimęs ir klausia apie sveiką mitybą. Aš nieko nesuprantu. Jo, ir plus dar prie visų to plokščioji kerpligė. Tai dabar norite apie plokščioji kerpligę pakalbėti? Ar galvojame, kad klausimas yra svarbus, nes dėl jos krenta svoris, arba galbūt dėl jos krenta svoris. Ir galbūt dėl to žmogus nori sveikai maitintis, ar galbūt dėl to, kad žmogus sveikai maitinasi, svoris krenta ir dar liga prasidėjo. Aš nieko nesuprantu. Mėlyje, būkit, konkretinkit klausimą. Ir šitoje vietoje, kadangi žmogus ne savo klausimą užrašė, o jisai užrašė persidėkit dar kažkieno klausimą, tai čia yra irgi situacija tokia. Nukreipkite konsultacijai. Galbūt pas mane, nepasidėkit kur nors kitur. Nes konsultantai, kurie truputėlį išmano, jie užduos tikslius klausimus. Ir šita situacija bus visai kitaip. Dabar aš čia paspėliojau, bet iš tikrųjų šita situacija gali būti labai rimta, arba gali būti visiškai nerimta, arba jinai gali būti visiškai kitokia, negu mums dabar atrodo. Tam yra konsultacijos. Ir jūs taip pat konsultuokitės. Nes nesat jūs nei medikai, bent jau didžioji dalis. Nesate ir žurnalistai, ir juo labiau medicinos žurnalistai. Kitą kartą tu turi klausimą, tu turi problemą, tu turi kažkokį supratimą, bet tu nežinai, kaip paklausti. Va čia yra problema. Ir tada tu klausimą užrašai ne į temą ir tu gauni atsakymą į temą. Aš apskritai jūsų klausimus atsakinėjau daugiau hipotetiškai, teoriškai. Tai yra, plačiai. Panalizuojam anatomiją, fiziologiją, trečią, ketvirtą, bandom suvokti priežastis ir galbūt kažkokias bendrasis rekomendacijas. Galbūt jos joms netinka. Tos bendros rekomendacijos jums visiškai netinka dėl kelių priežasčių. Galbūt jūsų situaciją aš neteisingai supratau iš bendrojo klausimo arba pats prifantazavęs klausimo prasme, bandydamas suprasti. Jo, kitas momentas, net jeigu ir klausimą supratau teisingai ir viską kaip ir teisingai aptarėm, bet jūsų situacija individualiai gali būti truputį kitokia ir tos bendrosios rekomendacijos gali šiek tiek koreguotis. Mėlyjei, drįskit konsultuotis, mes esam čia su jumis, kad visada rasiu laiko. Parašykite asmeniškai ir susiskambinsim ir nereikia niekur atvažiuoti ir viskas tvarkoj, kurie gyvena, tarčiau galite atvažiuoti, jokių problemų irgi priimsiu. Ir tada mes kalbamės, žiūrim jūsų analizę, žiūrim, kas jums ką pasakė, žiūrim jūsų gyvenimo būdą, aš užduodu klausimus ir situacija būna aiškesnė.
Tai dėl šitoje vietoje aš galiu jums tik papasakoti apie plokščiąją kerpligę, jo? Bet irgi, ta prasme, kad nesibaidykim autoimuninių ligų, ypatingai tokiais pavadinimais. Ką tai reiškia? Tai yra odos autoimuninė liga. Plokščioji kerpligė. Reiškia, žmogui tokios kaip karputės, kaip kerpytis susidaro, kaip kerpės jo plokščius. O tas bėrimas tipiškas. Ir be jokios abejonės, kad labai dažnai visus autoimuninės lygos odos gali pažeisti arba pažeidžia ir kitus organus. Jo plokščioji kerpligė greičiausiai vidaus organų nepažeis, bet gali pažeisti gleivinės, ypatingai burnos gleivinę. Tai jeigu žmogui yra kažkokios skausmingi darinukai burnoje ir jisai dėl to pradeda vengti maisto, mažina, sunkiai kramto, sunkiai ryja, jam diskomfortas, gal dėl to svoris krenta, aš nė velnio nežinau pagal šitą klausimą. Okay? Ir jeigu dabar tas žmogus, kuris paklausė, perduos atsakymą tam žmogui, kuris paklausė, aš abejoju, ar tas žmogus gaus bent pusę tos prasmės, ką aš čia pasakiau, nes aš pats kalbu truputį nesąmonės. Žiūrėkit, kaip įdomu psichologiškai. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, aš noriu pasakyti kažką kitam žmogui, tai visas 100%, ką aš noriu pasakyti, maksimum 80% išeis man iš burnos. Įgarsinsiu. Maksimum. Nes vis tiek tai kalba, tai mintis, tai pabėgo, tai žodžio nežinau, dar kažką suprantat, nusuklupau ten. Tai taip yra, kad nuo to, ką tu nori pasakyti 100%, tu pasakai geriausiu atveju 80%. Iki žmogaus ausies, iki smegenų išgirsta jisai maksimum 60% dėl tų pačių priežasčių, dėl savo, dėl mano problemų, įsiblaškimų ir taip toliau. Tai reiškia, nuo to, ką aš noriu pasakyti, žmogus išgirsta 60%. Supranta, ką aš pasakiau, ar kitas pasako, maksimum 40%. Supranta. Tai to, ką aš noriu pasakyti, prie geriausių norų mažiau nei pusę visi supranta. O po poros valandų lieka duok dievė 20, gal 10% nuo to, ką aš norėjau pasakyti. Supranti? Tai dabar aš kalbu apie tą ligą kažkokią, tai apie žmogų. Aš neturiu informacijos, kalbu apskritai. Pabandyk tu perduoti šitą dalyką jam, tam žmogui. 10% maksimum. Tai dėl to aš kalbėsiu bendrais bruožais. Nesvarbu, jeigu tai yra autoimuninė liga, jinai yra uždegiminė liga. Be jokios abejonės, kai yra kažkokia autoimuninė liga, ar jinai atsirado dėl uždegimo, dėl bendros mitybos, ar yra įsivystė liga ir po to uždegimas ir viskas sutriko, nesvarbu. Bet uždegimas gali būti ir pažeisti visus kitus organus, įskaitant medžiagų apykaitą, įskaitant hormonų balansą, įskaitant žarnyno veiklą ir taip pat įskaitant mikrobiomo funkciją ir balansą. Jo viską. Reabsorbcija maistingų medžiagų. Galbūt ten viskas taip sutrinka, kad svoris pradeda kristi. Nepaisant to, kad žmogus sveikai maitinasi arba svajoja apie sveiką mitybą. Nes netikiu, kad žmonės čia daug iš mūsų sveikai maitinasi. Netikiu. Vat šį ranką prie širdies pridėjęs, aš netikiu, kad čia esantys žmonės maitinasi sveikai. Taip, žino, kas tai yra, tikiu, pritariu, no problem, nesiginčiu. Bet ar tai daro kiekvieną dieną, aš labai nuoširdžiai abejoju. Galbūt jūs tai darot ir galite įtikinti mane. Irgi. Taigi, autoimuninė liga, pirmiausia, ką reiktų savo padaryti, tai suprasti, kad visos autoimuninės ligos visų pirma blogėja dėl streso. Ar tai išsėtinė sklerozė, ar tai žvynelinė, ar tai plokščioji kerpligė, ar tai vilkligė, ar tai kas tik norit. Visos reumatoidinis artritas, visos jos pablogėja, kai yra stresas. Žmogau išmok valdyti stresą. Meditacijos, kvėpavimas, taip pat akupunktūra šitoje vietoje idealiai padeda. Toliau. Jeigu tai yra uždegimas, reikia kažką daryti, kad tas uždegimas mažėtų. Tvarko meditaciją, tvarko mitybą. Mityba turi būti prieš uždegiminį. Prieš uždegiminį mitybą iš esmės yra vegetarizmas. Tai žmonės, kurie serga autoimuninėm ligom arba kažkokių kitų problemų turi, jie turėtų būti labiau vegetarai negu nevegetarai. Kitaip tariant, nesakau, kad reikia būti fanatiku, bet reikia prisimažinti mėsos, pieno produktų, tos pačius rinktis atsakingai. Ir kuo daugiau įtraukti į mitybą augalinės kilmės produktų, tai nereiškia, kad vien tik špinatus lapus reikia graužti ir kopūstą, po galvą pasikišus miegoti. Ne, nes žmogui reikia baltymų, vitaminų, mineralų. Tai jeigu daug salotų valgo, kažkiek vitaminų, mineralų gauna, plus tu reikia baltymą. Tai reiškia, ir į mitybą reikia traukti avinžinius, lęšius, žirnius, pupeles. Tūkstančiai patiekalų iš to gali gautis. Ir nereikia sakyti, kad nežinau, ką daryti. Tarp kitko, yra mano mintis, kurios nebuvo praeitoje
paratoj versijoje 9 žingsnių į gyvenimą be vaistų. Prie kiekvieno modulio trumpas toks papildoma bonusinė informacija yra, kas yra sveika mityba, priešuždegiminė mityba, arba ten tiesiog tos, ir su receptais. Receptų pas mus yra labai daug ir sveikatos pokalbių klube. Ar jūs vadovaujatės, ar pasižiūrit, nežinau, galbūt pabandyt kažką pagaminti, arba bent jau idėjas, žinot, pasižiūri vieną kitą, man idėja šovė ir sukūrėt savo. Tai yra ir Facebook'o mūsų grupė, ten gal sunkiau rasti, bet mes turim Telegram platformą mūsų klubo šito, tai ten yra tiesiog atskiras skyrelis, kuris vadinasi receptai sveikai mitybai. Receptai sveikai mitybai yra lygų priešuždegiminiai mitybai. Priešuždegiminiai mitybai turi būti daržovės, skaidlos, kitaip tariant, vaisiai, vitaminai, mineralai, kitaip tariant, turi būti spalvų daug, turi būti šiek tiek gerų riebalų, tai reiškia riešutukas, koks nors ten alyvuogė, arba taip šlakelis alyvuogių aliejaus, kokybiško. Apie tai esam kalbėję su jumis. Toliau, tarp kitko, ir webinarą pažiūrėkite apie autoimunės ligas, ten irgi viskas pasakyta. Daug labai pasakyta, ne viskas. Toliau turėtų būti šiek tiek baltymų visada, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viso to neužtenka žmogui 21 amžiui, norint sveikiau jaustis. 21 amžiui tobulas dalykas yra kokybiški papildai, vitaminai, ir tie patys, ką aš minėjau, baltyminiai kokteiliai, jeigu tai yra kokybiški. Tikrai ne sportininkų parduotuvėse pirkti. Tai jeigu žmogus susidomės, aš manau, kad ir jūs galite puikiausiai tai parekomenduoti. Tai jeigu vaistus vartoja žmogus kokius nors, taip, labai gerai, tegu vartoja, viskas tvarkoja. Dabar jų yra labai vairių, ten yra biologinė terapija ir taip toliau, nes jeigu vien tik tai kokiais prednizolono grupės, glikokortikoidais, tai gal greičiau, sakyčiau, svoris pradėtų kilti, bent jau iš pradžių, tai tikrai, bet jeigu žmogus turi kažkokius tai šiuolaikinius vaistus, tai gali būti ir krenta, aš nežinau. Maistas turi būti švelnus, irgi nedirginantis, lengvai virškinamas, tai yra tai košės, tai daržovių kažkas, tai minkšta žuvytė, tai paukštiena, tai avokadas, tai kiaušinis, tai jogurtas, tai šiltos sriubos, tai troškinukai kažkokie. Vengti to paties maisto autoimuninėm ligom sergant, kaip ir prie refliukso, citrusiniai, kažkokie padažai, kažkoks tai perdirbtas maistas, alkoholis, čipsai, traškučiai griežtai, ypatingai jeigu yra burnos gleivinės pažeidimai, nes tai aštru, tai raižo ir taip toliau, ir taip toliau. Gėrimai įvairūs, tokie kaip pankolio arbata, imbiero arbata, reiškiasi dilgėlių arbata nuoviras ir ramunėlio arbata, alijošiaus visokiausi gėrimai yra, jeigu kokybiški, ne limonadai ten, kur ne, turi būti kokybiškas, greičiausiai nebus pigus. Tai tokie tie reikalai, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs su manim buvot, man atrodo, aš atsakiau visus klausimus, dar kartą, šiandien antrą kartą, kaip matot, turbūt, kad visai man neblogai sekėsi, bent jau aš taip turiu tokią nuojautą, kad visai čia man neblogai sekėsi. Aš tuoj šitą įrašą vėl įkelsiu pas mus į archyvą, kad būtų klausimus, atsakymus, galės kažkas pasižiūrėti, jeigu norės. O čia, kur aš įkėliau tą audio, ignoruokit, Jūratė vienintelė beje ir sureagavo, turbūt kiti net nematė, tai irgi gerai. Tai ačiū už palaikymą, ačiū, kad buvot. Labai džiaugiuosi, kad jūs užsisakot katalogėlio mūsų sodybos produktų. Dar šiek tiek turiu acto, aronijų, serbentų raudonų, serbentų juodų, agrastų ir šilauogių. Šilauogių tai visai nedaug liko. Tai jeigu dar noras būtų ir tie, kurie žiūrite įrašą, tai drąsiai, o visa kita jau iškeliavo. Šiandien išsiuntėm irgi visą krūvą siuntinukų, nes kitą kartą sudėtinga yra išsiųsti, nes šitie paštomatai pilni. Tai Romualdas sako, klausimas bingo. Koks? Gerai, viskas tvarkoja. Ačiū už bingo, ačiū, kad buvot, būkit sveiki. Priminsiu, kad katalogėlis veikia, konsultacijos, jeigu reikia, veikia. Kas norite įsigyti, norit vis dar iš anksčiau įsigyti 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų, tai 30 eurų toks mokestis, paskui bus brangiau, bus 50. Tai galima iš anksto, porą mėnesių bus paruošta, tikrai idėjų yra, super, yra kaip
technika, yra viskas ir, va, matot, visokių dalykų prisirašiau ir aš į tą mokyklą sudėsiu viską, ką aš sukūriau per pastaruosius 3-4 metus realiai. Akupunktūra, miško terapija, karšti akmenys, žmogaus anatomija, fiziologija, plus 9 pamokos, 9 žingsniai į gyvenimą be vaistų. Plus daugybė patarimų ir taip toliau. Jeigu tik noras yra, rašykite asmeniškai arba čia. Ir būkit sveiki. Apkabinu.